Eurolygoje 3 pergalės iš eilės pasiekę Kauno Žalgirio krepšininkai ketvirtosios medžioklę perkels į Pirėjų, kur penktadienį susitiks su vietos Olympiakos krepšininkais. Prieš kelionę į Graikiją apie Žalgirio komandos žaidimą pastaruoju metu bei būsimus varžovus mintimis su Žalgiris TV laidų rubrika Dėmesys Eurolygai dalinosi Renaldas Seibutis. Renaldai, tos 3 iš eilės iškovotos pergalės Eurolygoje, nugalėtas Lietuvos Rytas ir kalbant apie tą visą rungtynių chemiją, atsirasdavo vis naujas lyderis, ar ne? Buvo Pangosas, buvo Lukas, buvo ir tu rungtynėse Vilniuje. Ar galima sakyti, kad šiuo momentu sezone komanda vis labiau sugeba optimizuoti savo pajėgas? Turbūt galima ir taip pasakyti. Nežinau, turbūt viso sezono metu galima buvo pamatyti, kad yra žaidėjų, kurie tikrai gali iššauti vienose ar kitose varžybose. Aišku, turime tuos ryškiai išreikštus lyderius kaip Jankūnas, Vestermanas, bet vėlgi yra daug žaidėjų, komanda tikrai yra draugiška ir turi tam tikrą žaidimo filosofiją ir sistemą, kur kamuolys nestovi vietoje ir turi surasti laisvus žaidėjus, kurie daug dievę tą dieną įmeta. Tai paskutinės, kaip jūs minėjote, 3 varžybos, skirtingi žaidėjai, kurie tai dienai buvo gal labiau pelnantis taškus, bet sakau, tai turbūt yra stiprybė komandos. Kitos rungtynės su Pirėjo Olympiakos klubu, klubas, kuriam Kaune buvo pralaimėta. Ko galima pasimokyti iš tų rungtynių ir ko reikėtų saugotis Olympiakos klube? Vėlgi, Olympiakosas tikrai daug metų iš eilės žaidžia tikrai brandų ir kokybišką krepšinį, turi išreikštą lyderį, turi tikrai aplink jį suformuotą gerą komandą ir žino, kiekviena žino savo rolę ir ta komanda tai tikrai yra labai grėsminga ir matome rezultatus, ta prasme. Tai tikėsimės, kad nuvažiavę ten, tikėsimės geriausio, kas gali būti tai dienai ir važiuojame kautis dėl pergalės. Renaldai, prisiminus ir pirmasis rungtynės, žinant ir visą sezoną, kur gali būti Žalgirio pranašumai Pirėjuje rungtynėse? Na vėlgi čia, kaip pasakyti, pranašumai, minusai, jeigu dabar viską pasakysiu, kažkas stebi, tai žinot, kaip bus tai. Jo, išvers, ne, čia jokais. Na, vėlgi, stiprybės mūsų yra komandinis žaidimas. Labai tikiuosi, kad gynyba ir gynybinis planas, kurį turėsime prieš rungtynes Pirėjuje, tai jisai veiks ir tikėsimės, kad mes jo laikysimės ir jį išpildysime. Tai va, o puolime tai vėlgi, kaip jūs kad sakėt, tikėsimės, kad atsiras žmonių, kurie tai dienai gali tempti komandą į priekį.